Būsit Olštine, turiu gerą rekomendaciją. Nepykit, pavadinimo neištarsiu, bet visos detalės aprašyme. Ir čia bus pirmoji rekomendacija po savaitės praleistos Lenkijoje. Gal ir jums pravers. Pirma mūsų stotelė Olštinas. Atvykom vakarop, laiko nėra, einam bet kur. Pradžiai sutrinku, nes tiek picos, tiek graikiški patiekalai po vienu stogu. O dar ir sekmadienio vakarą praktiškai nieko neturi. Bet staliukai visi nusėsti, žmonės laimingi. Tad nusprendžiam niekur neišeiti ir išbandyti, ką turi. Žmona ima vištieną už 76 zlotus, tai yra apie 17 eurų. Aš kuskuso salotą su aštunkoju už 49 zlotus arba apie 11 eurų. Ir nors, kaip minėjau, teko rinktis kas liko, bet abu patiekalai buvo fantastiški. Patiko sultingos vištienos sąveika su humusu, pirmą kartą gautas derinys, bet labai gerai suderėjo. Ai, ir nors kainos atrodo ne pačios žemiausios čia buvo, spėkit, kiek šitą margaritą. Pabandėt? Na, net spėjot, nes tai kainuoja 29 zlotus arba mažiau negu 7 eurai. Kuo toliau, tuo labiau Graikijos Italijos miksas mus tiesiog žavi. Žavi ir mano salotos, kur aštunkojui, kuskusui ir tahini jogurtų susijungusių vieną visumą, skonio receptoriai vėl sproginėja. Atrodo taip viskas paprasta, na bet fantastiška. Dar verta paminėti, kad prie picų jie davė česnakinį aliejų. Su pica, kuri beje ir šiaip buvo nepaprastai gera. Labai gerai dėrėjo. Širdie kažkiek gaila, kad nepavyko paragauti jokių lienos su vlakė ar kitų regis įdomesnių patiekalų, bet net iš to, ką gavom, maksimali rekomendacija būnant Olštine. Ir šiaip labai gražus miestas, vienos nakties sustojimų. Turi ir Vilnius viešbutį, kuriame mes ir nakvojam. Belė kaip gerai. O kur valgyti irgi žinot. Beje, bendra vakarienės kaina apie 55 eurai. Skanaus.